Labas rytas, kaip malonu vėl jūs matyti, vėl su jumis kalbėtis. Ir šiandieną bus labai trumpas video, vėl grįšime į virtuvę. Tai mes, jeigu matėte prieš tai video, mes darbavome su moliūgu, darėme moliūgų pyragą ir iš to moliūgo mums liko sėklų. Tai sėklas tikrai neišmeskite, jas galima taip pat valgyti, jas galima paruošti kaip, tarkim, saulėgrąžas kramsnojate, taip pat galite pasiruošti ir moliūgų sėklas. Tai ką, keliaujame į video ir aš parodysiu, kaip mes gaminame moliūgų sėklas. Atsiskiriame, atsirenkame moliūgų sėklas, kokią šiandieną mes naudosime. Niekada neišmeskite gerų dalykų, nes galite padaryti tai ką nuostabaus visuomet iš jų. O mes visuomet, kai skaptuojame moliūgus, visas tas tokias, kaip sakome, liekanas metame laukų, bet tai yra labai turtingas dalykas, kurį galime panaudoti ir mūsų organizmas džiaugsis tuom. Ir sakyčiau, kad jų čia visai nemažai gavosi, ar ne? Tai įsivaizduojat tokį gėrį, kiek daug gėrio būtumėm išmetę, o mes dabar jas panaudosime. Paruošti šias sėklas užtruks tikrai labai neilgai, galime sakyti, maksimum 30 minučių. Tai dabar išimtas iš moliūgo sėklas gerai nuplausime ir nudžiovinsime. Nuplautas saulėgrąžas, nuplautas moliūgų sėklas dedu ant švaraus rankšluostuko. Jūs galite naudoti tos popierinius rankšluostukus. Aš dabar neturiu, tai naudosiu ant šitokio. Palauksiu, kol nudžius ir keliausime jas pagardinti savo mėgstamais prieskoniais. Turiu iš karto pasiruošusi aš įvairių prieskonių, tai šičia yra chili powder, aštrus tokie pipiriukai, kaip ir aštri paprika, galime sakyti, baltieji pipirai, druskytė Himalajų, juodieji pipirai, naudosiu ciberžolę ir turiu žolelių mišinį. Ir sudėtis čia yra bazilikai, raudonėliai, mairūnas, rozmarinai, šalavijai, čiobreliai ir peletrūnai. Tai viską sudėsiu po truputį ant moliūgų sėklų. Nudžiūvusias sėklas perkeliu ant kepimo popieriaus į blėką. Gal iš karto supilsiu, bus paprasčiau. Viską susipilame. Paklojame tolygiai sėklas. Taip. Ir ant jų barstome prieskonius. O prieskonių galite dėti jau kiek jūs norite. Jeigu mėgstate aštriau, dėkite aštresnių. Jeigu mėgstate lengvesnį skonį, dėkite kažką paprastesnio, kas taip negriaužtų burnos, kaip sakant. Tai pabarstome visko. Dedu baltųjų pipirų. Įbirename druskytes. Įdėsiu juodųjų pipirų. Man labai patinka ciberžolė. Ja aplamai labai yra rekomenduojama vartoti ir dėti į bet kokį patiekalą. Ir jos kvapas labai tiesiog gundo. Ir labai spalva, jeigu kažką norite įdėti ir kad turėtumėte tokią gražią morkinę spalvą, tai įdėję ciberžolę visuomet jūs ją išgausite. Ir paskutiniai žolelių prieskoniai. Ir ko dar čia nepasidėjau, tai alyvuogių aliejaus. Viską apšlakstysiu alyvuogių aliejų. Viską gerai dabar išmasažuosiu, kad kiekviena moliūgo sėkla pasidengtų prieskoniais tolygiai. O to tarp, kol aš čia jas paruošiu, įjungiau orkaitę 170 laipsnių temperatūroje ir kepsime mes jas apie 10-15 minučių, viskas 5 minutės pamaišant, kad apskrustų kiekviena sėklos pusė.
Orkaitė įkaito, keliauja sėklos kepti. Paskutinį sykį dar pamaišau. Prieskonė jau išskyrė labai skanų kvapą. Iškepė mūsų sėklos. Galime traukti lauku. Iškepusios atrodo štai taip, gražiai apskrudusios, tokia auksinė spalva įgavusios. Ką susidedame į savo slovikėlį ir keliaujame paragauti. Iš vieno vidutinio dydžio moliūgo išėjo pusę slovikėlio skrudintų mūsų moliūgų sėklų. Argi ne puiku? Pabandykite ir jūs tikrai. Ką metas paragauti, kas čia išėjo man. Tikrai labai skanu. Pasikvieskime vyrą, kad vyras įvertintų. Vyrai! Atėjo vyras. Tai ką, imk, ragauk ir vertink. Jau čia jau paragavai ir... Aš jau paragavau. Ir iš... Tai tu jau nekratyk prieskonių, imk jau kaip gerai. Aš tai valgau su viskuo. Aš galvoju, dabar irgi norėjau sakyti. Norėjau išimti. Aš valgau su visų lūkštų, nes labai skanu. Nes realiai neišsiem. Nu, kaip siemkas iš tikrųjų. Skanu, ar ne? Aha. Matot? Nereikia net lūkštenti. Galima valgyti su viskuo. Bandau išlūkštenti vis tiek. Misija neįmanoma. Bet labai skanu net. Jos tos sėklos atrodo tirpsta net burnoje. Ne? O, Tikrai neišmeskit sėklų. Labai skanu. Dėkite kokius norite prieskonius, kokie jums labiausiai skaniausiai patinka ir mėgaukitės. Prie kokio filmo vakare paužkandžiauti, tikrai labai fainas desertas. kam pirkti iš parduotuvės, jeigu pats gali pasidaryti? Taip. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote šį labai trumpą mūsų video. Tikiuosi, jums jis patiko ir bus naudingas. Ir sakome iki kitų kartų. Ate. Iki moliūgų kartų.